O, čia dar vienas kaimelis. Čia kažkokia cerkė buvo, senas jau išnykęs. Nu, doganiai, Rūnai. Eina, ta kiltelė eina. Neskubėdamas rūkydami to šaltinis čia. Toliai eina. Ranką musikoja. Dovilė jo pavargas, nebesimusikoja. Oi, matai, tik sunkiai vargstam. Velė kokia. Kur ta? Mytė. Norėjau, blemba, ant akmens užkliuvau. Tai Petras, tegu nubaksluoja. Galva netgi sugasi. Pana pasižiūrėsim, kaip čia kokiais tarpekliais vaikštam. Skrendi? Kęstai! Petriukai, einam, užklydo ant tavas. Matau. Nemažai, čia vėl nusileis vakar. Eik, aš viską matau. Ne. Su šniūrai. No. Tai mažiukai ragai sakė, didelių nėra. Da, dar viena yra. No. Mes tokių turėjome. Petro kojas kokius jau iškikštus, žiūrėk, čiut paeina. Visi žiūrėk, kaip eina. No. Žiūrėk, kaip į turleną. Šaltinio. O taip. Vietą. Stotelė, čia galima pavalgyti, parūkyti. Ai, nu tai. Mūsų mergaitės laukia tualete, kalnų viršūnėje. Pusė siauriausia vieta kanjono. Guota, kur eini, paveiksluosime šį. Nu, Kęstai, kaip? Jau pamatus pasidėjai? Kur išėjimas jau? Pašli? Nu, pašli. O, čia priėmė bilietukus. Darbai. Oi, pavargė, blėt, kojas taip išbės. O, žiūrėk, man kaip jis kojas. Angota plauti. Kojas miraukti. Laivą viškiam toli. O kaip gerai pritraukti. Jau yra arčiau, jau pralaukiam. Čia yra mūsų laivas. Laukia. Nežinau, kaip sutalpins tokia gvardija žmonių. Dar Petras turi tilti. Iš Vanorinos plaukėme su laivu. Visa pakrantė yra kalvota, o jeigu matote, visi gražiai. Matai, kaip yra gražiai. Stojimos miestelė, bet mes čia nelipsime, o čia išvis tas miestelis neturi jokių kelių. Tik tai su laivu atplaukdina žmonės, maistą, vandenį.